Galima, ne? Praėjo metai. Kas pasikeitė? Niekas. Paprasčiausia, metai praėjo, niekas nepasikeitė. Nei teisėsaugos pasikeitė prokurorai generaliniai, 3 jau netgi po Valentino, o mūsų byloje niekas. Tik tai Drąsiaus lavonas rastas per 2 metus laiko, mūsų lavonas, o byloje nieko. Mergaitė šiandien vėl pirmą kartą pradėjo saugoti. Venckienė vėl tampoma po teismus, ieškoma Venckienės kaltės, o šiaip nieko nepasikeitė. Dabašinskienė vėlgi teisų darbuotoja, kiekvieną savaitę tikrina mergaitę, taip kad nieko gero neturim, todėl šiandien čia ir susitikome. Kad vėl reikia tautai kelti galvą ir tokie dalykai negali tęstis visą laiką. Ką planuojate daryti artimiausiu metu? Kaip, dabar, kaip girdėjot, Venckienė į Ženevą, mes vėlgi visiems Europos parlamentaram anglų kalba vėl siūsim tekstus. Tiesiog Lietuvoje nėra kur kreiptis į užsienio. Žmogaus teisių visokius dėl drąsiaus nužudymų bylos turim, reiškia, tą medžiagą viešinti ir ieškoti tiesos užsienį. Nes Lietuvoje, kaip matom, nieko neįmanoma pasiekti. Artėja mergaitės gyvenamos vietos nustatymo diena. Kaip jums atrodo, ar čia bus pareikšti kaltinimai Stankūnaitei, ką jūs dar ypatingiau reikalaujate? Žinot, kaip kas dabar vyksta, matosi, kad ruošiamasi, kad mergaitę atiduoti Stankūnaitei, nes jiems tik kliūtis ir yra paimti mergaitę, kadangi jau visi bylos žinomi nariai ir Stankūnaitei beliko, tai tikimės blogiausio, aišku. Iki to laiko, kaip sakėt, kreipsitės, ar ne, kur ten konkrečiai Neringa, kur ten... Ženeva, žmogaus teisių, ten konvencija kažkokia, tiksliai negaliu, žinot, pasakyti, bet būtent, kad mergaitė psichiatrinėje pažeidžiant visas žmogaus teisės buvo išsiųsta, nuvežta Dabašinskienės paliepus prokurorams. Čia tiesiog buvo apskųsta žmogaus teisė, ar ne, šitai tarnybai? Taip. Šitas žingsnis. Kas yra himno autorius? Kas šitą, man atrodo, Vaciukonis lyg tai, o Vladis Kavaliovas įdainavo šitą dainą. Kokie akcentai čia pas jūs naujai žiūriu, ar Ne, violetiniai tas megztukas gal taip ir liko, kaip girdėjot, kad kunigas sakė, kad tai yra tokia susitaikymo, vienybės spalva, atgimimo, kaip ir... Ar teisybė, kad už pastatytus kryžius yra surašomas administracinės baudos? Tik tai kažką girdėjom, tai kreipėsi Kėdienį, kad leistų ten pastatyti ten kokį kryželį, nes ten buvo betvarkė, dabar kaip būtent, jeigu nuvažiuosit, pamatysit, kad šiuo metu kaip tik ten yra tvarka ir gražu ir gėlis, pakrantį, nemanau, kad ten vietoj kokių kelmų trukdytų tas kryželis, gal čia iš principo tiesiog nenorima, kad tai būtų daroma. Ar tie metinės, drąsiau sakykit, gal koks ypatingas paminklas planuojamas statyti? Ne, tai taip, kai bus mirties metinės, taip, statysim. Jau užsakytas. Kas tai galėtų būti? Taip, Vytėnas skulptorius darys tą skulptūrą. Tai bus skulptūra, kažkas tai vario su juodu akmeniu. Kažkokia atspindės skausmą be abejo. Ne tik Drąsiaus, bet ir visos šeimos ir tautos skausmą. Dabar, prašau, kalbant apie ekspertizės, čia vis dažniau užsimenant informaciją. Kaip jūs manote, ar čia bus prieita prie to? Ko gero ir teks prieiti. Tai čia iš jūsų iš artimųjų pusės ar iš generalinės prokuratūros? Ko gero iš artimųjų pusės. Generalinis prokuroras užsiminė, kad jis nematė tiksliau Mažeika užsiminė, kad nematė būtent šitų ekspertizės išvadų užsienio. Ar jūs ruošitės vežti kažkaip? Pamatys, parodys, aš manau, kad parodys viską. Čia mums tai slėpti nėra ko tokių dalykų, mes tikrai neslėpsim mūsų šeimą, bet Venckienė tikrai neslėps ir bus parodyta visiems prokurorams, kuriuos domina. Jos yra oficialios su visais parašais? Turbūt taip, tikriausiai taip. Gerai, ačiū. Ačiū, dėkui. energingas karininkas. Žinot, kaip tas paminėjimas, kad žmonės jau po vasaros vėl susirinko, o byloje nieko naujo. Mes kur žmonės, o paskui kažką darysim, ką mes dabar ir galim. Juk neisim su šakėm prie Seimo ar prie prokuratūros. O dabar tie grasinimai Neringai. Kaip grasinimai? Ne tai gal grasinimai, bet su jie noras susidoroti akivaizdus, kaip ir girdėjot, kaip ir gerbiama Rūta Gajauskaitė
kalbėjau, taip, ta drausmės komisija ten ją svarstė tikrai visai nepagrįstai. Pirmiausia, turėjo Betingis būti nubaustas už tai, kodėl jis išviešino teisėjos kompiuterį. Tai jis nusikaltimą Gaiveniui ir Stankūnaitei. Tai kokį ryšį sieja Betingį prokurorą su Stankūnaitei, jeigu Stankūnaitei rašo skundus pagal Venckienės kompiuterių duomenis. Tai čia ir matot, kad sako, amžinų draugų nėra politikui, bet amžini interesai. Tai reiškia interesai bendri ir Betingio ir Stankūnaitės. Pagal ir teisėjų drausmės teismo, jeigu pagal neatkreipė iš kur gavo Stankūnaitė tuos duomenis, kompiuterio duomenis, slaptus teisėjus, kuri dabar tebėse teisėja. Tai ką Stačiokas ir ta visa komisija galvojo taip, aš nežinau, jie galvojo, kad turbūt Lietuvos žmonės nieko nesupranta. Ar mergaitė jau saugoma? Kaip? Ar mergaitė šiąnakt pradėjau saugoti, kada Venckienė pareikalavo pinigų ir kada jau atsirado sauga. Būtent šiąnakt pradėjau saugoti. Čia policininkai vaikščioja dažnai. Kas? Policininkai vaikščioja, filmuoja, trikdo tokiais slaptais pasiklausimais, pasižiūrėjimais. Žinot, mes net nežinom, gal ko gero ten pasiklausom aplink, bet tai, lai klauso, ką dabar padarysi. Nelabai vietai, ne? Ne, ką jau, blogiau, žinot, kas blogiausia įvyko. Dabar blogiausia, kad mergaitė nepakrūtų. Labiausiai dėl to nerimauja. Taip, tik tiek. O drąsiai sprendžia, ar nors mažą viltį turi, kad tai pasikeis. Jie neigia, bet matot, jau nuskandintas. Piršto antspaudų nėra, nuotraukos neparodo. Tai viskas melas ir blefas. O tai jūs patikite? Tai aš nežinau, ko Lietuvoje galima tikėtis. Jūs Strasbūro teisme. Prieš valstybę visą. Dėkojame gerbiamam Kazimierui. Tai galvojat kreiptis? Tai be abejo kreipsis. Tame Seime tokių žmonių kaip Kazimieras Uokas, Saulius Toma ir kiti, kur pasirašė po tą peticiją, bus gerokai daugiau. Bet tai priklauso tik tai nuo mūsų. Nes laikas vieną kartą mums pradėti galvoti, už ką mes balsuojam, arba kodėl mes nebalsuojam. Nes tie žmonės, kurie 20 metų valdė ir valdo Lietuvą, greitai atves iki to, kad tos Lietuvos ko gero gali ir nebelikti. Todėl pabaigoje aš noriu jums perskaityti rezoliuciją, kuri bus nusiųsta Lietuvos Respublikos prezidentė Daliai Grybauskaitei, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkei Irenai Degutienei, Lietuvos Respublikos ministrui pirmininkui Andriui Kubiliui, Lietuvos Respublikos generaliniui prokurorui Dariui Variui.